Tęsim nagrinėjimą santuokos sakramento priesaikos, kuri yra sakoma sutuoktinių vienas kitam, kai pažada mylėti, būti kartu, ištikimi, kai yra gerai ir kai yra sunku. Ir jeigu kažkas čia atsitiktinai atidarė šitą įrašą, tai yra paskutinė dalis. Jeigu kažkam yra įdomu, tai yra dar dvi, kur yra nagrinėjimas kiekvienas žodis šitos priesaikos. Ir čia verta paklausyti, jeigu planuoji santuoką, galbūt jau esi susituokęs. Ir lygiai taip pat galbūt yra sunkumai, galbūt atsidūrei tokioje situacijoje, kai galbūt mąstai apie skyrybas. Ir dabar tęsim mes pokalbį apie priesaiką ir užbaigim kai kalbėjom apie meilę. Toliau tęsim, kas įvyksta po santuokos ir koks yra didelis skirtumas, kai yra kalbama apie tai, kad būsiu tau ištikimas ir gerbsiu ir būsiu su tavimi iki gyvenimo pabaigos. Taigi, čia labai svarbus skirtumas, kad iki santuokos meilė yra sąlyginė. Po santuokos meilė tampa besąlyginė. Ką tai reiškia? Kad prieš santuoką, kai tu susipažįsti su žmogumi, kuris tau patinka ir planuoji su juo gyvenimą, tai iki santuokos ta meilė yra sąlyginė, kad tu tyrinėjai, ar tas žmogus išpildys tavo lūkesčius. Ir būtent tai reiškia, kad ta meilė yra sąlyginė. Kad tu draugauji su tuo žmogum, tyrinėjai, ar jis mėgsta keliauti. Pavyzdžiui, jis negali išsidėti namuose, o tu namysėda. Ir tas didelis skirtumas. Žinoma, kad neįmanoma tikriausiai surasti, kad žmogus ten atitiktų ir būtų tavo kopija. Būna taip, manau, kad labai kartais žmonės labai gerai moka susibendrauti ir suranda išeiti iš bet kokios situacijos. Bet vėlgi, jeigu yra tokie konkretus jau labai dideli skirtumai, matai žmogaus gerasias pusės, silpnasias pusės ir draugauji per tą pažintį kažkaip pažįsti. Tuo tarpu po santuokos, kai ta meilė tampa besąlyginė, tai yra, kad nepaisant kas beįvyktų, tu turėsi mylėti tą žmogų. Ir būtent šito mes ir labiausiai bijom. Bijom, kad žmogus pasikeis į galbūt blogesnę pusę, arba įvyks kažkas, arba aš įsimylėsiu kažką kitą, apie ką mes ir kalbėjom anksčiau. Tai va. Ir čia labai yra aišku parašyta šventam rašte, kad Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją savo gyvybę. Kad jis pasiruošęs už savo vaikus guldyti gyvybę. Ir būtent santuokos prasmė yra tokia, kad aš pasiruošęs atiduoti savo gyvybę už sutuoktinę. Tas atvirumas ir ta meilė iki pabaigos, kad meilė pasidaro tokia besąlyginė. Kas beįvyktų. Net jeigu kažkas netgi, blogiausio, jeigu sunkiausi momentai, vis tiek mylėsiu, gerbsiu ir būsiu iki grabo lentos. Kaip ir kalbant apie Kristų, kuris myli bažnyčią, nepaisant to, kokia jinai yra. O mes žinom, kad ir skandalų netrūksta. Ir kiekvienas kažką ten netgi ir esame girdėję arba pasipiktinę labai dažnai esame bažnyčia. Taip yra. Ir būtent, kad Kristus visą tą matydamas ir žinodamas, jis myli bažnyčią iki pabaigos. Iki grabo lentos. Visada, nepaisant to, kokia jinai yra. Ir būtent čia yra ta besąlyginė meilė. Irgi labai dažnai, pavyzdžiui, tėvų toks būna santykis su vaikais. Kai tu išpildysi mano lūkesčius, kai tu gražiai elgsis, kai tu ramiai sėdėsi prie stalo, kai tu išmoksi, elgtis taip, kaip man patinka, tada tave mylėsiu. Ir čia klaida, kai mes galvojam, kad jeigu mus apibarė, tai mūsų nemyli. Būtent, kad turi būti momentai, kai mes aiškinamės, kai mes sakom santykius, kai mes aiškinamės tai, kas galbūt yra negerai, kai mes norim išspręsti tam tikrus lūkesčius, norim išspręsti problemas. Ir tai yra reikalinga. O žmogus dažnai labai tą priima kaip
Jeigu kažką man blogo sako, vadinasi, manęs nemyli. Jokių būdų ne. Jeigu kažkas ir netgi blogo įvyko, ta meilė turi tęstis. Ir mes savo atžvilgiu tą turim aiškiai suprasti. Ir lygiai taip pat tai veikia ir Dievo, čia jau būtų, kad mes Dievo atžvilgiu. Tai lygiai tai tas pats veikia, kai žmogus jaučiasi nuodėmingas, kažką padarė blogo, neina į bažnyčią, nežinau, save nuteisė dėl savo praeities ir jis neleidžia savo mintise pagalvoti, kad netgi Dievas jį gali mylėti. Labai dažnai susitinkama situacija, kad žmogus sako, Dievas manęs negali mylėti, tai yra neįmanoma. Aš neužtarnavau. Nėra tokio supratimo, kaip užtarnauti meilę. Pas Dievą taip nėra ir pas mus neturėtų būti. Dievas yra paprasta būtis. Paprasta būtis tai yra, kad jis yra, palyginus su žmogus yra būtis nepaprasta, sudėtingesnė. Nežinau, kaip būtų paprasčiau paaiškinti, bet čia gal per pavyzdį, kad žmogus gali mylėti ir nemylėti. Dievas vien myli, jis yra paprastas, o žmogus labiau yra, kad jam ir ta laisva valia, kad jis gali rinktis, čia daug yra faktorių, dėl kurių taip yra, dėl kurių taip susiklosto. Galiu daryti kaip žmogus kažką gero, bet galiu daryti ir kažką blogo. Dievas gali daryti tik gerą. Ir dar kartą pakartosiu, kad Dievas yra paprasta būtis, kad jis vien moka mylėti ir jo būtis yra mylėti. Tuo tarpu žmogus yra kaip svogūnas, jis turi daug tų lūkštų ir jis, kaip ir minėjau, gali daryti gerą, gali daryti blogą. Ir mes esame pašaukti, jeigu sudarom santuokos sakramentą, būtent mylėti kaip Dievas, kaip Kristus myli bažnyčią, vien meilę. Ir čia jokių būdų nesakau, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus tau yra neištikimas, tavo sutuoktinis arba sutuoktinė, čia jokių būdų neina kalba apie tokią patologiją, kaip mane muša, bet aš vis tiek būsiu, nes aš myliu. Čia eina truputį, mums labai svarbu yra dar pažymėti, kad Dievas yra meilė, jis besąlygiškai myli, bet jis myli protingai, išmintingas jis yra. Tai reiškia, kad jis myli kiekvieną unikaliai. Kaip mes, pavyzdžiui, matom, kad pasaulis yra nesąžiningas. Pasaulis yra, kiekvienam, likimas duoda daug, kitas neturi visiškai nieko. Vieni sulaukia vaikų, kiti ne. Vienas turtingas, kitas neturi namų. Visiškai nieko neturi. Ir pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume šeimą, kur yra daug vaikų, lygiai taip pat tėvai myli visus vienodai, bet ir kiekvienas skirtingai. Neteisingai gal pasakiau. Kiekvieną unikaliai myli. Bet visus vienodai stipriai. Bet prieiti turi, tokį santykį su kiekvienu irgi turi unikalų. Suranda kažkokias bendrą kalbą su kiekvienu unikaliai. Ir lygiai taip pat tas santykis Dievo žmogaus atžvilgių. Lygiai taip apie tą patį. Jis myli kiekvieną unikaliai. Ir kartais mes save lyginam, kad mane turi mylėti lygiai taip pat kaip šitą Petrą. Kad man turi duoti naują BMW. Nes jis turi. Tai ir lygiai mane taip mylėdamas, man turi tą patį suteikti. Ne apie tai eina kalba. Kiekvieną myli protingai ir unikaliai. Ir kalbant apie santuokos sakramentą, mes lygiai tą patį turim omeny. Mylėti reikia protingai. Ir tas mylėti protingai, tai ir reiškia, jeigu mane skriaudi, jeigu nesilaikai tos priesaikos, jeigu pažadėjai vieną, bet to nepildai, pavyzdžiui, neištikimybę, aš vis tiek mylėsiu, bet per atstumą. Vadinasi, kad reikia, netinka šitas žodis išsiskirti, nes mes iš karto įsivaizduojam skyrybas truputį kitaip. Bet jeigu sakau, čia šiuo metu skyrybos arba ta separacija, taip vadinama,
atskirai gyventi. Nenoriu pradėti, žinau, kad gali pakomentuoti apie, kad neturiu namų, šeima, pinigai. Taip, aš suprantu, kad yra labai daug priežasčių, dėl ko žmogus negali atsiskirti. Bet čia yra prasme, kad tas mylėti iki gyvenimo pabaigos, tai reiškia, kad aš linkėsiu tam žmogui gero, aš jį mylėsiu per atstumą, neieškosiu kito, mylėsiu per atstumą ir bet kokiu atveju norėsiu parodyti tą gerumą, kaip mokėsiu ir kaip galėsiu. Ir jau į pabaigą dabar apie ištikimybę. Truputį buvau užsiminęs, berods antroji daly apie ištikimybę. Verta išsiaiškinti, ką reiškia tau neištikimybė. Bet tai neina kalba vien apie tai, kad žmogus, taip grubiai tariant, praleido naktį su kita arba su kitu. Žinoma, tai yra neištikimybė. Bet neištikimybė irgi gali būti, kai tu emociškai esi prisirišęs prie kito žmogaus. Tu gali nemiegoti kartu su svetima moterim arba su svetimu vyru. Bet esi emociškai prie jo prisirišęs ir, negali dienos be šito žmogaus pragyventi. Ten nuolatiniai susitikimai, kažkokie pokalbiai. Lygiai taip pat apie darbą. Tas aš pažadu būti tau ištikimas, tai reiškia, kad aš leisiu laiką su tavim. Mes dalinsim duoną, ar ne? Mes dalinsim viską per pusę. Mes būsime kartu. Tas ir valgymas kartu, laiko praleidimas kartu, atostogos, beveik viskas kartu. Ir kaip ir minėjau, tai nėra vien kažkokios ten blogos fantazijos, neskaiščios, bet čia eina kalba ištikimybė, tai kad mes viską dalinsim, kad mes būsime kartu ir turėsim daug bendro. Žinoma, kad bet kokiu atveju ten ir kažkiek savo, ten tavo hobis, ten žinoma gerbiam ir tą erdvę, kai reikia pabūti vienam. Ta neištikimybė irgi gali pasireikšti per tai, kad grinas toks padalinimas, ar ne, ten tu mama, tai tu turi vien ten eiti į vaiko susirinkimus į mokyklą, tu turi plauti indus. Ištikimybė tai, kad mes tą darom kartu ir plaunam indus ir gaminam maistą, tai su mašina. Nežinau, čia labiau pavyzdžiai, tai nėra, kad tiesiogiai tą turime vykdyti. Bet ar kažką darot bendrą? Ar ten vienas valgo 1 valandą, kitas 2 pietauja ir visą laiką ten kažkur prasilenkia, niekada nieko bendro. Tai jau tada yra, nelabai tvarkingai. Ta ištikimybė, manau, kad jau pagavot, kad tai yra, kad aš noriu būti ir kad kažkas jungtų daugiau negu lova, kad ten miega kartu ir tarsi tai yra ta artuma, kad žmonės suartėja. Bet kas yra apart to? Mes nesame skirti, pagal tokį paskirstimą kažkokį, kad ten pagimdyti vaikus, tu gamini maistą, aš uždirbu pinigus ir to ir baigėsi tarsi. Ir esame ištikimi vienas kitam. Bet jūs esate skirti vienas kitam, kai, visų pirma, tai yra draugystė. Santuoka, kad vyras ir žmona turi būti draugais. Ir verta susimastyti, ar puoselėti tą draugystę. Visada mes turim pasakyti, kad tai jis kaltas, tai jinai kalta, jai nieko neįdomu, jam niekas neįdomu, aš negaliu, aš noriu, aš bandau, o jis kaip visada. Tai va taip, nei trumpai, nei ilgai, bet taip yra su santuokos sakramentu. Yra daug svarbių dalykų ir, verta visada susimastyti. Žinoma, labai dažnai žmonės tą nesąmoningai padaro, bet irgi, jeigu žmogus nori gero, jeigu neturi piktų kėslų, nebūtinai netgi klausytis ir žinoti visą teoriją. Jeigu žmogus tikrai nieko nenuslėpia, jeigu jis myli, mes turim viską tą įrašytą prigimtyje, jeigu naudojamės ir stengiamės gyventi pagal sąžinę. Nebūtinai mums dabar irgi, kas išklausys arba perskaitys visas knygas, kaip turi būti viskas ten teoriškai, nebūtinai tai bus gera santuoka. Ir jeigu tu gyvensi vien pagal taisyklės, neklausysi savęs. Tai yra labiau toks ieškojimas
O kaip, netgi ir žinant teoriją, visame tame kviesti Dievą. O tuo ir baigėsi priesaika. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas įvykdyti tą visą įsipareigojimą, kurį prisiimu, kurį pasirašau, nes ant emocijų tolyn nenuvažiuosi. Žmonės keičiasi. Ir po santuokos tu pats pasikeisi, jinai pasikeičia. Ir tai yra normalu, kad žmogus keičiasi. Mes turime ne tai, kad ten kažkaip ieškoti, kaip tą apeiti arba nepastebėti šito. Keičiasi. Ir tai yra normalu. Nes gyvenimas tai yra kelias, kuris negali būti visą laiką toks pats. Būna ir duobių, būna greitkelių. Ir greitis irgi kartais būna didesnis, kartais būna mažesnis. Prie visko turime prisitaikyti. Galbūt, nežinau, kokį tinkamą būtų žodį čia pavartoti. Galbūt suprasti laiko ženklus, galbūt labiau tinkantis žodis. Te padeda mums Dievas, te padeda jums Dievas įvykdyti tai, kas jau yra pažadėta. Ir, būtent, kad čia, jeigu trumpai tariant, tai autentiškumas. Nenorėti ten pakeisti viso pasaulio, bet visų pirma irgi galvoti apie savo išganimą, linkėti gero kitam žmogui, nematyti jame priešo ir bendrai mokytis iš savo klaidų. Tai va tiek. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Tęsim nagrinėjimą santuokos.